Huh. 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 Huh.
Vieni planai per daug, kiti per mažai. Palik mums kontaktus. Gauk internetu. Nu tai kon jūs Dacis Krikštatėvė, sveiki gyvi. Šiandien pas mani ir treči kelionis deina, esu Austrijo. Apie 3 kilometrus nuo Jugoslavijos sienos. Nu iš tikrųjų nuo Slovenijos, bet mes vadinsim Jugoslavijos. Nuo Jugoslavijos. Sienos. Nu iš tikrųjų nuo Slovenijos, bet mes vadinsim Jugoslavijai. Tai per pirmas 2 dienas važiavau iki tos vietos, o šiandien 3 dieną. Reiškia, važiuojam į savo kelionės tikslą. Tai jeigu gerai atsimenat, pirmą video mes čia užbaigiam prie to ženklą, ant katro ir užrašyt Jugoslavijan. Tai kersiam sieną ir manau jau bus pats laiks uždėti Dacia vardą. Krikštysiam Daciją. Dar kart priminsiu, kad šiuo kelionė važiuoju pagal seną turistinį žemėlapį 1970 metų, katrame ir sužymėtas visas turistinis Jugoslavijos vietas. Tai dabar šitą, kadangi trinamės palei Austrijos ir Slovenijos pasienį, mūsų pats pirmas objektas į žemėlapiaus katron lankysim bus negražių pavadinimų BLED, bet tame mieste mūsų laukia įspūdingas lankytinas objektas, tai ir toks didelis ežeras, tame ežerį yra sala, o tuo salo stovų pilis. Tai bandysim tinas nuplaukti. Ir paskiau važiuojant toliau visai šalia bus toks karo paminklas, prie katro sustosim. Kadangi pas mani kūra visiškas nulis jau, stojame deganą greit, užsipilam ir putam 7,5 €. Šiąnakt miegojau tiesiog mašino, kažkur pakelė pasitačiau, užmigau, atsikėliau šitą vėl gyvus. Dar niek nevalgiau, trumpam į parduotojų kažkių bandėlių su dešrom. Hop, 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 hop. Šitą parduotovį, Hofer. Varom apsihofint. Bandelį norėjau su dešrelį. Pažiūrėkit, kiekvieno. Bandelį su dešrelį. 2 €. Wow. Tai kon realiai pasėmiau šitą tokių porų bulkučių veina vrepą. 6 € į ką. Brongi Austrijo. Bet čia bandėlį tikras skani. 8,3 iš 10. Pažiūrėkit, be važiaudams. Važiuoju. Ir tokį veitėlį radau. Teisus kels, soliuks, medis. Nu, atrodo idealiai. Grina, verta nuotrauks veitėlį. Ir vo tokį nuotraukite. Ta prasme, aš manau, kad jūs nepatikėsit, ko radau. Čia dabar dar važiuoju, vis dar Austrijo, vis dar taip pat porą kilometrų iki Slovenijos pasieniaus. Važiuoju, akis ant kaktos, ant stabdžių stabdau. Žinot, ko radau? Paminklą Golfesterio. Pažiūrėkit. Paminklas Golfo. Eina savo. Jo, papa. Kelins, čia antras Golfesteris, man atrodo. Golf GTI. Eina savo. Den Golf GTI Freunden Volkswagen.
Draugui Volkswagenui paminklas. Pasinaudokite geriausiais Dormeo mėnesio pasiūlymais iki 50% nuolaidos visai Dormeo Propolis. O iš tikrųjų, kodėl tas Golfesteris čia stau pastatyts, tai kiekvienas metas čia tame miestelį vykst Volkswagenų susitikėms. Fan meets, visi atvar su Volkswagenas, ne tik su Golfesteris. Grina su bet kokį Volkswagen, gali atvaryti kokį tik nori. Bet čia kažkur tam miestelį kiekvienas metas susirenk netgi iki 200 000 mašinų. Tai aš apie ton susitikėjimų sužinau tik tada dabar šitą čia atvažiavęs. Tai gal kokias kitas metas būtų neblogai atlikti su savo Golfesteriu čia į fan meetą. Gerą, vesks užteks tos Austrijos, aš jau noriu į Jugoslaviją. Jau aš matau, čia už to kalną į tą Jugoslaviją, nikap nedavažiuoju. Pamokim rankelę Golfesteriui paskutinį kartą. Gražus paminklėlis. Nu, panašu Slovenija. O konda čia reikia padaryti? Reikia susimokėti už kelius berods. 8,80 €. Bitte bezahlen Sie am Automat mit Münzen und Banknoten mit Kreditkarte oder Videomautkarte. Bitte bezahlen für Rechnungsbeleg bitte Quittensknopf drücken. Žodžiu, laukia tai kažkokia tragedija. Visiška savo mintys neto tikėjaus važiaunams. Gal, ves laiką kažkur važiuoju kelionį, vaizduoju saulį, šveit, šėlta, po maikis vaikščio. Nuotaika gera, o realybė tuok šitą. Lyn, bet kiek neįsivaizduoju, ką reiks išlipti lauk. Reikės pirkti skiečius turbūt, šitas skiečias vaikščio vargšą. Bus aš irgi vargšas. Ai. Pažiūrėjau orus, rodo vės savaitį lietų. Bet gal čia tik tovė, kažkur kitur pavažiausiam, nu gal nelystėm. Labai tikiuosi. Šitą kažkai krautov Eurospin. Atrodo, kad čia galėtų būti skėtis. Bandysim įlėkti. Nes man neužėlgai jau reiks liepti laukon, o aš neturiu ką pasislėpti nuo Lietuvos. Šitą, žiūrėk, atvariau parduotuvę. Skiečiai po 10 €. Tikrą, manau, paims. Čia mačiau dar ir Manchester United skietis, nu bet aš nesu Manchesterijos fans ir nelabai noriu tokį turėti. Kokios Serbijo da prasileisiu galvą. Paskiau, tai imu šitą beniek. Skietezas. Labai gerai. Tai jo, žinot, ką reikia sužinoti, kada kelionė oficialiai prasidėjo. Tai kaip pirkinių sąraše atsiranda kefiriksas ir sausainė. Proteino da pasėmiau batonėlį ir lietsargį. Išves sumokėjau 14 €. O Slovenijoje jau daug pigiau negu Austrijoje. Slovenijoje man jau patinka. Kefiriksas vaisinis, kvaps gers. Neblogs, šiaip tikra neblogs. 8,7 koks tikra daučiau. Nu tai kom brangiai, pagaliau atvykau į savo pirmąjį tašką, katrom norėjau aplankyti, blėd. Tai yra toks miestėlis pavadinimu, blėd. Kur, ai, vo, čia, blėt. Čia ir toks miestėlis. Ir kaip matom, tas miestėlis tokį pilį. Ta pilis ir salo. Tai bandom važiuoti iki to ežerioką ir pažiūrėtom pilį, blėt.
Jo. Išbandysim, na, įskėt. O, visai turėtų būti neblogs, man atrodo. Kaip jums atrodo? Visai nebloga, man atrodo, visai nebloga. Tai atvažiavau jau prie pat to ežerioką, kur turėtų matyti įstapilis. Unta ten tas ežeriuks ir matos. Mašiną įsivariau kažkur čia, koronas negali įsivaryti, bet dabar lyn žmonių nėra. Gali paliekti, manau, ir čia. Ir manau, atėjo laiks pakrikštyti jau tondacijai. Prieitam viduosikį prašiau, kad sugalvotumėt kažkokių tai vardų, kaip galėtumėm pavadinti ton mašiną. Tai prirašėt bet kiek daug tų vardų. Aišku, pagrindinis vardas turbūt buvo Dačiks, Dulkis, Dolkintos. Nu, žodžiu, daug visokių vardų iš 2 raidės, bet labiausiai, koks man patiek, tai vardas Danutė. Dacija Danutė. Man labiausiai patiek tas vardas, tai man atrodo, kad šitą savo Dacijai pavadinsiam Danutė. Tu jau kunigą pakveisiam, matau, čia gyven kažkur netoliai, gal ateis mašim pakrikštyti. O klebons, per klebons, nu jeigu klebons pasiruošęs, tai galim pradėti, man atrodo. Gerai, pradėsim tada. 30 eurų bus man palikti. Šiandien visi čia susirinkom tokią progą į krikštynas iš tikrųjų. Šiandien yra krikštynas, nu tokia ir proga. Ačiū visiems susirinkusiems į tokią šventę, krikštysi mašiną. Mašina turi gamyklinį vardą Dacia Duster, bet va, savininkas sugalvojo tą vardą pakeisti ir sako, kad labai gražus vardas būtų tiesiog Danutė. Tai mes keičiam gimimo liudijimą, tiesiog vietoj išbraukiam vardą Dacia ir rašom Danutė. Tai taip ir parašom, mane tada persižegnokit, jeigu jūs tikintis jau žmonės esat. O mes iškilmingai, va, galiu pašlakstyti dar biškitą, jūsų Danutė jau galite vadinti. Skelbiam, nuoširdžiai nuo šiandien, šitas automobilis ir vadinams Danutė. Apeikit, apeisiu aplinkui. Jeigu dar 5 eurus papildomai duosiu, tai apeisiu 2 kartą aplinkui, galiu pašventinti. Ir tekinį galiu dar padaužyti, jeigu reik. Nu, stiklų gal neliesim. Va. Nu, tai išdidžiai skelbiu jūs tapus Danutė. Gero kelio. Nu, tai kon, pagaliau. Mūsų pirmasis objektas iš to mūsų žemėlapiaus. Tadam! Bledo sala. Bledo pilis, Bledo ežerį. O iš tikrųjų pasirodo, ten nėra pilis. Aš galvau, kad ten pilis ir pasirodo, ten yra bažnyčia. Su bažnyčia, į to bažnyčio yra varps. Tai toik legendas klint, kad ten yra norus pildantis varps. Jeigu nuvara, už to varpą paskombinti ten, tai tau norą išsipildo atseit. Matau, valtis plaukio kažkoks. Gal reik varyt pasipildyti kokį norą. Nors tiep atrodo lyn, nu bet jeigu mes jau atvažiavom, tai gal ir nuplaukam, reik bandyti varyti, pažiūrėti, kur tas uostas. Nuvarom į uostą, bandom nuplaukti į tom bažnyčią ir skombinti varpą. Tai realiai dabar reik varyti pasimti Danutį, nes konon ten vein patiki mariantą Danutį. Pasiemam Danutį ir varom ieškoti prieplauks, bandysim plaukti. Na, kon to Danutė, kon gerbė pastum.
Niek, kimarinė, ne, undleitaus. Trusika, šlapijau, matau, reiks keistės, nu niek. Net nelabai įsivaizduoju, kur galėtų būti tą prieplauk, nu bet kažkur reik bandyti važiuoti tampos. Kažko nurasiam jaučiu. Gal susiradau parkingą, čia žiauriai mažas miestėlis. Bet žodžiu, susiradau parkingą, bet toks lietus ir užėjęs, kad aš iš tikrųjų net nelabai noriu plaukti, mačiau su irkliniam valtim plaukio. Net nebežinau, varyt ar nevaryt. Nors iš tikrųjų galbūt teisingiausia, jeigu nuspręstų lenkiais ragans. Gali mest monetą kažkur čia turiu tam savo šiukšlinį. Varysiam su valtim. Ar nevarysiam? Varom. Nu ko, nusileidau šitą prie ežerioką, bet valtis vės stoštis. Čia yra kiosks ir yra parašyta, kad bilietą reik pirkti valtį. Kadangi dabar ir blogs oras, tai spėju čia tik kelis valtis veik, reiklauju gal kažkas parplauks. Kažkas parplauks ten iš tos salos, tada aš turbūt galėsiu sėsti. Jis valtis, bet aš negaliu patikėti, kad čia su erklas reiks plaukti kitos salos. Jo, papa. Tai saula visiška ir šlapi. Aš turėčiau turėti kažkom pasiteisti, bet va, kad netur. Nėra maslava čia pritaikyts per lietų plaukėt. Na, bet tunta, kažkas parplauk, bandys sėsti jau čia, jeigu priims. Arba reikės laukti didesnios grupės, vien pat neplukdins. Don't stand up and don't move around during the ride. Kan du ta bilde av deg? But you can have a surfboard. Der er det også et eller annet der. What time you come back? 40 minutes here, 40 minutes. Nu ko, atplaukiam. 99 laiptuką iki viršaus dabar ir būsim prie bažnyčios. Tai dabar čia atplaukiam į tom prieplauk ir davė lygiai 40 minučių mums pabūti to salo. Atplauk, pasakė laiką, kad grįžti ton salą. Nu ir viskas. Kiek minučių turėjom pavarinėti, lipam laiptas, gal daug kas nors to varf paskomint, nors sugalvosiam, plauksim atgal. Šiaip atplaukėm tai visai greitą, 10-15 minučių neilgiau. Stogiuks buvo labai nesulijom, tiesiog reikėjo atsisėsti un šlapi grindinios. Surunko, bišk prasivaliau, tai dabar užpakali šlaps jaučiu. Šiaip ta pati bažnyčia net nėra labai sen. Tik ta 17 amžiaus pastatyt, bet tipo anksčiau to salo dar prieš tom bažnyčią būdavo jau seniau nuo 9 amžiaus visokių mažų šventyklų kažkokių ateiti pasimelsti. Bet va šito naujoj prieš 300 metrų leiškel. Atrask šios savaitės pasiūlymus naujausiame leidinyje iki.lt arba iki programėlėje.
Pasirodė, reikia bilietą dar nusipirkti, jeigu nori varyti aplankyti bažnyčią. Už valtį pirmyn atgal 20 eurų, o čia dar, jeigu nori, įvėdu jai dar 12 eurų. Nu, okei, jau, atplaukėm tai varom. 32 eurą. Bandys tus pinigus atsiimti iš Lenkijos ragą, už tai, kad monet net tą pusę atverti. Hello. Can you pay by card? Is it possible? I can. This QR code will open all automatic doors. Good, thank you. Thank you. Ir čia tas šniūrs ir nuleist. Meilės kombinį, jeigu nori. Žiūrėkit, viskas aiškiausiai ir parodyta. Atein prie altoriaus. Ir ženklas. On šniūrą. Un džiunglių šniūrą nesisopti, o tiesiog 3 kartus pabarškinti. Bum, bum, bum. Tiesiog šitą vidurį bažnyčios šniūrs nuleist. O kol pabandom, reiks sugalvoti norą. Tiesiog šitą vidurį bažnyčios šniūrs nuleist. O kol pabandom, reiks sugalvoti norą. Kaip smagiai iš tikrųjų. Smagiai ir pabarškinti tokį dalykų dabar vėsas, blėdi miestas gerda. Nu ir vešk šitą išėjams. Ta salėlė tak nedėdėlė, tai yra lašų formus. Šitą iš bažnyčios išėjus, matom iš karto vandau. Statų šlaitą tokiai. Sala visai populiari. Dabar dar ir prasts ors. Bet vasar, kaip čia ir šėlt, jaučiu žmonių betkiai. Tai man čia visai dar pasisei, kad lin iš daliais. Labai daug kinų, japaškų. Na ir va, tokia ta bažnyčia. Leidamės žemėn, nes mūsų valtininkas jau laukia. Ну, я даю. Может, реально туристический. Да ну и ты. Varom. Nu tai kon, pagaliau galim dėti savo žemėlapį pirmąjį aplankytą tašką. Tai buvo dabar šitą tą bažnyčią pilį. Žymam pirmąjį tašką ir dabar po biškį lieksim link Liublianos. Link sostinės ir pakeliau visai netoliai yra dar toks paminklas, karo paminklas, į kad man būtina sustosim. Tik pradėjau važiuoti, žiūrėkit, dar nespėjau išvažiuoti iš miesteliaus. Pamačiau tokį automatą.
Atvažiavau, visai buvau netoliai. Tai žodžiu, atvariau prie tokių vieną įdomesnių paminklų Slovėnijoje. Bums, pažiūrėkit, kokio veitelė. Ta prasme, vien dėl lokacijai Sansa ir įspūdings. Ir liktai dar gali užliepti viršų. Tai žodžiu, turbūt jau ką pirminėjau, kad tokių visokių paminklų. Buvusio Jugoslavijoje ir be galo daug, nes čia vyko visokių daug mūšių, karų, daug žmonių žuvo. Tai būtent čia to vieto Slovėniais partizana kariavo su vokietijais nacistas. Tai čia tų partizanų atseit buvo nedėdelė grupėlė apie 200, o vokietijais nacistų buvo apie 2000. Tai aišku, Slovėna nesugebėjo pasipriešinti ir bamt, dėl to ir turėjom paminklą šitą vietą. Kito pusė paminklą. Šitą turėjom dar tokį mozaiką sudėliot, iliustruots mūšis. Kaip šitą partizaną kovoja. Bam, 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 bam. 1976 metas pastatyts paminklas, o čia kariavaniai 42 berods. Ir šitą dar irgi pavaizduotų, nes paėmė apie 40 žmonių į nelaisvę. Tiesiog pasiėmė savai, į vergiją jaučiu naciją. Tai vat aišku, visi savo partizanas didžiojas, kad reikia kariavo, dėl to ir turėjom čia tokį lankytinų vietą. Tarp kitko, ta vieta irgi ir pažymėta žemėlapį, dėl to ir atlėkiau čia pažiūrėti. Wow! Netgi kelių aukštų galiu užlėpti viršų. Nu super vaizda, super geri vaizda. Su ginklas šitą partizaną pavaizduoti. Čia šitą irgi pavaizduot. Vokiečiai su šalmas.
Jame nelaisvių partizanus. Pirms leidam pirmąją apačią pažiūrėti. Čia yra kažkoks paminklas. Viskon galim išsiversti. Paskutinis atminimas, didžioji Slovakų kova. Nu jo, žodžiu. Čia iš tikrųjų tas paminklas rašo, kad čia iš tikrųjų yra paminklas pergaliai prieš vokiečius. Bet iš tikrųjų internet rašo, kad tai 200 partizanų sugebėjo nužudyti tik 26 vokiečių karius. Na bet aišku, slovėnams, ane ir nugalėtoje. Nu vau, iš tikrųjų toks apžvalgos ratuks padaryts dar. Belekas. Ai, čia tiesiog ir parodys, tipo kaip žemėlapiukas. Ten tas, nelabai matos. Nežinau kodėl, bet votė iš to tokiai visokiai paminklą, tai tokiai brutalistinė, kur tas betons. Na, man įdomi labai jiems pažiūrėti. Labai įdomi. Nu tai kon, galim pasižymėti antrą savo objektą, aplankytą iš to žemėlapiaus. Tai šiandien jau viskas, daugiau niekur nebelieksim, jau ir šitą 18:30. Reikės iškoti kur mėgoti, o rytoj iš rytą lieksim link Liublianos, link Slovenijos sostinės. Čia turėjom vieną objektą, pilis ir paskiau tunelę. Ten tuos tunelius turėtų būti galima praliekti su traukinu, čia ir netgi pažymėti tokiai traukiniaus bėgė. Tai senovė galėdavo ten važiuoti su traukiniu. Tai labai tikiuosi, kad ir dabar veiks stovėti. Bus, manau, topinį veitėlį praliekti su traukinu per tunelius, per požemius. Nu tai kon, pirmoji diena buvusio Jugoslavijo, Slovenijo, kaip ir baigės, jau ir biškėlį po 7 valandos vakar, tai nusileidau ten nuo kalno, kur dabar buvau prie paskutinio to paminklo, į tokį mažą miesteliaus centriok, šitą centrinis paštas, tai reiškia, kad centras. Radau kažkokį tokį didesnį aikštelį, čia šitą statau mašiną, pridaržinės ir tikriausiai čia ir mėgos. Nu kon, viskas. Šitą jau ir po 11:15 jau bus laiks eit mėgoti, tai vyrinui savo mėgamai varau golt ir susitiksam rytoj už keletą sekundžių. Labanakts. Grilio policija. Grilinti, mėgautis, kartoti. Labas rytas. Vis laik ir įdomi ryti išlėpti iš mašinos ir pažiūrėti, kaip eismas aikštelėje pasikeitė. Nes dažniausiai, kaip nuėjant mėgojant, būna vien pati mašina, pas jau atsibundu, visi aplinko prisistatom. Čia visai prie pat mano aikštėlis pardavinė, matau, kažkoks bandelis. Daug žmonių susto, čia jaučkun tik į rytį ir iškept. Gal pabandys nueit ir aš kažko nusipirkti pusryčiam. Kokią bandutę, vieną, antrą.
Hello. I take this one. Okay. And this vanilla too. Okay. And you have coffee, yes? Yeah. I take coffee with milk you have. One. Yes, one, please. Thank you so much. Bye-bye. Nu va, visai gerą pataikiau. Pasėmiau 3 bandelis ir kavos. Bus tokia mini pusryčiuką. Už visko sumokėjau 5 eurus. Tai greitą susikratom ir lekam toliau. Visiška šėltas bandelis dar. Kaip gera. Vau, žinokit, unteiks skane, kad tom bandeliam daučiau 10 iš 10. Visiška. Nu, vau. O kava gal ir persaldė. Tai iš tikrųjų, ko dabar darysim, tai kažkur čia esam, tai pasileisam link sostinės Liublianos. Bet sostinė neskirsim daug dėmesiaus. Biški erzendo sostinės, labai daug laikitam praleidė ir nieko jar nepamata. Tai tiesiog labai greit prasuksim ir leisimės žemyn. Varysim čia šitą iki tos vietos, kur ir pažymėtų tokį uolą su traukinuku. Tai varysim apžiūrėtų uolų. Iki Slovenijos sostinės Liublianos 37 km. Tai aš čia Slovenijos sostinėje Liublijano užtruksiu tik tą 2 valandėlis, nes turiu tik tą 3 objektus. Vienas objektas iš žemėlapiaus, tai ir Liublianos pilis. Paskiau dar tak vien degalėnės senas susiradys ir drakono telpa. Šiaip ta Liublijana nėra iš tikrųjų didelė, palyginus su Vilnium. Liublijano gyvena tik 280 000 gyventojų. Kaip Vilniau gyvenam pos milijon, tai čia per pos mažesnis miestas. Nu kon, sveiki atvykę į Liublianą. Tai dabar varom į tokį neįprastą ir biškį išskirtienį veitą. Čia Liublijano tai yra į degalėnį. Bet išskirtienį degalėnį. Žiūrėkit, čia šitą to veito veina pirmųjų Slovenijo modernių degalinių. Čia šitą buvo pastatyta apie 1953 modernį degalėnį. Ir apie ton degalėnį, apie nos architektūrą rašė ne tik Jugoslavijos, bet ir Vokietijos laikraščiai. Nes čia atseit buvo didelis pasiekėms, čia turbūt garsiausias Slovenijos architektas suprojektavo ton degalėnį, tai čia buvo toks wow dalyks. Liublijano pastatyti tokį degalėnį. Dabar šitą šiaumet, tai žmonės tik tą parokytą ten iš ofis, kaip matau. Bet pačios degalėnės jau nebėra. Bet pažiūrėkit, architektūra. Atrodo nebloga, ne? Galit apdrausti hatchbacką, galit apdrausti sedaną, galit universalą, galite džipą arba netralą. Na, tralų vairuotojams teks palūkėti kitos progos. O lengvųjų automobilių vairuotojai dabar apsidraudė privalomųjų civilinės atsakomybės draudimu. Tai čia ta degalėnė buvo pavadinimu tiesiog Petrol.
Būtent čia tovėto ta degalinė nebeegzistuoja, bet kito pusė gatvės, unta, matot, pavadiniam Petrol, visiškai buvo toks pat pavadiniams. Ten kito pusė gatvės irgi atseitirta architektūra, kažkom ten įspūdinga, internet netgi ir senų nuotraukų, tai staigia nubėgsim, dar reikėt pos pažiūrėsim. Bet ta, kaip ir numeris 1, sakyčiau, tikra, pat įspūdingiausia. Nu va, šitą pažiūrėkė, dar vien degalinė. Paukšt, beveik identiškam kampė atsistojau, kaip ir iš senos nuotraukas. Nu, tai biškai paprastesnį, bet tai stoga ir tokie atseit įdomesnį. Tau laiku, tai čia buvo kosmosas. Ir šitą paėjus dar keletą kvartalų, net nebesėdavo į mašiną, dar viena iš pirmųjų pastatytų degalinių, katra buvo labai vertinam savo architektūrą, šitą pastatyta jau prieš 70 metų. Kodėl tipo išskirtienį, nes viena iš pirmųjų katra buvo sustiklas. Tiesiog galėjo matyti visko ant kiauro, tai tokį erdvę atsiteikdavo tą degalinę ir Ana dirbdavo 24 valandas per parą, kas buvo visiškai dar nenormalu. Tas laikas prieš 70 metų vės par nedirbdavo. Tai čia tai buvo viena iš pirmųjų, kur vės par pradėdavo dirbti degalinę. Just taking pictures. Sorry, I'm tourist. Show me ID card, please. ID card. Only my driver license. You are really tourist. Okay. Yes, lietuvis. No problem. Degalinės darbuotojas prie. Sak, parodyk savo ID. Parodžiau. Lietuvis. Tie pabarškant per pėt, viskas geras, gal filmuoji toliau. Užeinam jaučiu vietą, kažko nusipirksim, jeigu čia pardavinė kažko. O, čia beveik vis prekybos centras. Pasiėmiau gėrimok, šokoladą, 3 eurus ištaškiau. Tai jo, žodžiu, dabar varom kažkur netoliai Liublianos piliais. Iš toliau praskrisėm su dronu. Į tom pat pilį tingu varyt, nenoriu. Tai tiesiog praskrisėm kažkur aplinkau, pažiūrėsim, ką atrodo ir drošiam laukan iš tos sostinės nelaba. Nelaba noriu būti sostinė, noriu būti už sostinės ribų. Nu tai va, kaip matom, pilis vis dar stov, lankytins objektas vis dar tas pats, kaip ir 70 metas iš žemėlapiaus. Ir dabar ta pilis yra viena populiariausia čia lankomų objektų.
Taip pat, kaip ir tas šitą drakonų telsunk atrodo buvęs. Į pilį tikrai nevarys, užtek praskrės su dronu. Pataupiau ir pinigų, ir kuoj. Dragon, rar. Kažkuo kituriam dar maistelium, va čia, man atrodo, staigiai šoksiam į kažkokį šitą automašiną, pasimsiam kažkokį užkandį, paėdam ir lekam. Bumt, įkrito 2 tortila. Šausiam tortolenzijų. Faršas, kukurūza, pomidorą ir jalapeną. Šiek tiek visai nebloga. Visai skane, bet neypatinga. 7,1 iš 10. Vartojimo paskolos idėjams dabar. Ieško gerų palūkanų imbank.lt. Tai jo, dabar variantą tokiai simbolišką buvo aplankyta Liublijana. Ir dabar po biškį leisimės žemyn. Čia jau paskiau neužėl Kroatijai prasidės. Tai varysim dabar čia šitą įtampos. Ir varom iki kiet objektą, katras atrodo visai įdomus. Tai bus tokiai tunelė urva, kur gali pasivažinėti su traukinuku. Iki Mona urvų 50 km, 30 minučių, tai visai greit nulėksim. Visai greit nuskrisim. Tai žodžiu, atvariau prie tokių, bet kiek senų, postojina urvų. Tai čia tai urva turistams buvo atidaryti jau prieš 200 metų panašiai. Bet kiek sen turistin veitėlį, o maždaug prieš 150 metų jau vidau atsirado tas traukinuks, katrau gali pralėkti. Šiaip vis pats urva apie 24 km ilgiaus. Neįsivaizduoju, kiek ilgas tau trauki mums ten veš, bet porą kilometrų, manau, praveš. Tai žodžiu, įdomi, varom pažiūrėti. Pasiėmiau tiketaizerį. Tiketaizeris 35 eurų. O dabar laukam, kada pradės leisti ton tunelį. 13,5. Jam dar pusvalandos iš tikrųjų. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl tas jiems toks atrodo mažas ir tas kalnas labai mažas. Mums turbūt eina į gylį galbūt. Nu, pažiūrėsim. Žiūrėk, čia ir parodyt, kas mūsų lauk. Įeisim, iškart šoksim į traukinį, kaip suprant. Kažkur nuvež, pasivaikščiai biškį ir parvažiuoja atgal. Orvo temperatūra 10 laipsnių šilumos, nu, striks, manau, nereikia. O, šitą mūsų traukinuks su kažkokiu va tokiu ir lėksam. Ok, traukinė tikrai nėra 150 metų senom, traukinė visiškai nauja matos padaryti. Galvojau bus koks senas geldas, bet čia jau padaryti visai modernė, kaip matau. Bet toks jausmas kaip atrakcionus. Please sit on the train 2x2. 2x2 on the train. Front and sit down. Sakė sėsti po du, bet muni vieną pasodė. O tai pasisekė. Šitą, ką atrodo mūsų traukinuks. Visiškai jausmas, kaip atrakcionas.
Žinot, kas čia vyks dabar? Čia visiems dabar lynų galvas. Po biškį laš tokiai laša. Nemalonė. Bet čia kai kurios vietos biškėlį pakeltum galvą, šautum į tom varveklį, ragas būtų. Wow. Čia jeigu būtum 2 metrų 10, oh my god. Pažiūrėk. O, čia turbūt jau išlipsim laukon ir eisim peškom jau kažką. Tai mūsų traukinys dabar išvažiuon. Mes eisim peškom dabar pasivaikščioti po Orvus. Tai jau dabar 2 kilometrus važiavom su traukiniu, dabar 1,5 kilometrų peškom. Ir paskiau vėl į traukinį. Kiaušinių ir tuno užtepėlė ant sostinės šviesios duonos su raugu yra tobula pusryčių idėja. Čia šitą toks takėlis senvės laik per vedrį. Ir te vingiuojamis visi. Bum, 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 bum. Ir pastovė čia lyn, kur nors ein toks kaip fontans. Kaip krioklys. Nubėg visi į mūsų galvas. Šiaip va tai šitą stalaktitą ar stalagmitą, nebežinau, kaip tiksliai vadinas, bet žodžiu, kur iš apačios viršai, tai sakė, kad 1 centimetras per 100 metų tik tą užauga. Nu čia tiesiog lašvundaunų lubų ir tie formuojas toks šitą akmeninis toks, tuk. Per 100 metų 1 centimetras tik užauga, o tai šitą sakė aukščiausiai ir apie 16 metrų aukščiausiai. Taip, nežinau. At the start there was no tunnel, so they had to turn around here and go back. Sakė, mums šiandien visai pasisekė, nes laukia nelien. Kaip stipriai lien, čia būna daug vandens. Būna tokia mini potvinė. Šitą pats gražiausias stalagmitas. Žodžiu, jeigu 1 centimetrų reiks susiformuoti 100 metų, tai dabar čia yra kelių milijonų metų dalyką. Wow.
Ir praėjom vės kelią peškom 1,5 kilometrą. Ir čia paskutinė didžiausia erdvė. Koncertų halė vadinasi. Tūkstančiai kvadratinių metrų. 40 metrų aukščiaus lubos. Nu, net nežinau, ką parodyti, bet žodžiu, bet kiek aukštą. Visai per kiekvienas kalėdas ar kūčius vyksta kažkoks koncertas čia. Labai gera akustika. Nu ir ko, sėdam į paskutinį reizą. Ir varom atgal. Žiūrėk po vandenėlį. Wow. Kap akis bėja išėjus, lauk. Čia iš to toks išėjams. Nu šiaip kosmosas iš tikrųjų nereali veita, žiauriai patiek. Sakau, esu buvęs anksčiau kažkokius urvus, bet niek panašaus čia į ton. Dar iš tikrųjų, kaip įsivaizduoju, prieš kelis milijonus metų čia pradėjo formuotis tas tunelis. Nesa. Wow. Iš tikrųjų sušalau, gerai, kad prieš pat start buvo dar nubėgs iki mašinas pasiimti lėmėn, nes būčiau jaučiu sušalis. Nu tai kom bičiuliuka, kaip ir vesks. Mona 2 dienas Slovenijoje baigęs. Realiai turėsiu dar vieną Slovenijos dieną rytojau ir po to leisimės dar žemiau į Kroatiją. Slovenijoje nebuvo labai daug kom pamatyti, tai dar porą taškų ir iškart varom į Kroatiją. O Kroatijoje lauk vieną dalyką, kad man labai noriu pamatyti, tai aš galiu pasakyti 8 pasaulio stebuklas, nes labai panašus į Romos koliziejų, panašus stovi ir Kroatijoje. O tam kartą ateik, varau atsisėsti pas Danutį, įsijungti kompą, sueditinti jums vidosiką ir eik mėgoti. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačių gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu. O mes susitiksim tikriausiai, kad už poros dienų. Iki. Lažybos. Neatsakingas lošimas gali.
Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mí me protegió. Y por más que me dieron el pie, no alcanzó, porque igual maté la liga y al final se me dio. La vibra a mí me protegió. Wiped out!
Wicked sick!
Zone has been redefined. Loadout airdrop incoming. Atlas é o brabo da putaria. Tá gostosa, só que é sosa, senta bola. Wicked sick! Wicked sick! Esse é o boss. Double kill! Wicked sick! Wicked sick! Wicked sick! Imagina, eu de quatro, colocando, não para. Bota essa porra direito.